Tai va, sveiki atvykę į video. Turiu 4 oro filtrą. Eisim pažiūrėti, ar jisai tinka. Va ir senasis oro filtras. Jisai ir biškį sukliuotas lininė juosta. Nes norėjau trumpam biškį pasvažinėti, jisai jau buvo nuplyčęs man. Va šitas filtras. Čia daug didesnis, ir čia ir kampu. O jis kampu ir dėl to, nes buvo kitas oro filtras jau nupirktas. Bet jisai buvo, gal biškiau šitą mažesnis, bet vis tiek šitą va vieta va, platesnė už tą, kur ant 4 dabar stovi. Ir šlanga buvo tiesi ir jisai netilpo uždėti per va šitą va. Va per šitą va. Šitą tas jau irgi sunkiai. Dabar reikia pažiūrėti, ar tas tilps, tai dabar tavo reikia atsisukti. Nu tai jau dabar reikia bandyti atsukti. Gerai, atsukau. Kaip čia drėgna. O pats oro filtras su lipnia juosta. O, kaip skiriasi. Va šlanga numaut. Tai va šlanga. Nulupau lipnę juostą nuo to. Čia va nuplyšę. Čia dar buvo tokia biškį guma, kad užsidėtų. Bet va pažiūrėkit, kaip skiriasi jie. Van tiek va. Va kaip du tokie va. O plotis irgi skiriasi. Tikrai daugoka. Šlanga tai turi būti vienoda. Jo, šlanga vienoda. Dabar reikia pažiūrėti, ar jisai krito komotas. Ir pažiūrėti, ar jisai tilps. O, nemanau. Per ką čia netelpa? Per tą rėmą, va. O, telefonas įsikrauna. Nieko nematyt. Telefonas įsikrauna, tai dabar nešviečia. Bet nelabai telpa. Va, prožektoriai. Įsikrovęs. Kitas ir įsikrovęs, žiavo nuo dieną. Jo, įsikrovęs. Čia nieko daugiau nėra. Bet ne, jisai kaip netelpa. Ai, gal tilptų dar. Nelabai. Per baką. Va per patį baką. O dar čia plėvelė uždėta. Gerai, net nesusibraižytų. Tada reikia pabandyti, gal jisai šonų tilps. O va šonų tai. Šonų geriau. Gal. Bet ne, ir nelabai. Čia va liečiasi pats metalas va su tuo. Ne, net nelabai čia sutelpa. Aha. Ne, netelpa per baką. Nieko čia nematyt. Va. Čia turiu užsidėti va ant to ten, ant karburatoriaus. Antras naujas bus. Tas pirmas suplyšo, kur pats buvo originaliai. Antras netiko. Trečias irgi netinka. Maišo va. Nematyt nieko. Va šitas va. Aišku, tenai ir pats benzino bakas. Irgi maišo. Jeigu į kitą pusę šį nusukčiau. Ne, va vis tiek. Ant tiek va netelpa. Neužsideda, nes jau tai viršui baką liečia. Ir viskas. O bako išimti neis. Nei pakelti, nei sumažinti, nei išimti. Gerai biškį išjungiu filmavimą ir pabandysiu dar šį įdėti. Tai va netelpa. Va tiek va, nes čia yra. Va. Kur čia pašviest? Nes va čia va. Į baką viršui liedžiasi. Nu tai va, nežinau. Va čia ta kur šiau guma.
kur va nuplyšius nuo šito. Va ten taip turėtų būti uždėta. Čia va kad toksai yra kaip griovukas, kad įsifiksuotų va per filtro va tą kampą. Bet nuplyšo. Man anksčiau buvo biškį nuplyšę. Paskui suklijavom. Ir paskui, dabar čia neseniai važinėjau. Ir pastebėjau, kad man šitas filtras buvo nukritęs. Va čia ant variklio. Nieko nematyt, nu bet va. O čia va buvo nukritęs. Turėtų būti čia, o buvo nukritęs čia. Ta guma ant čia buvo užmata, nes ten laikosi, o va šitam buvo įkritę ta maža gumukė. Tada yra va tokių gumų va prie šito filtro. Šitą tai yra va vienas galas toksai, kad te pridėt, o va kitas taip va, kad iš karto čia. Tai labai trumpas, bet man irgi neįstų, nes liestų per tą vietą, tai kur tas yra toksai, nes jisai per platus jau tada gaunasi. Gal ant šito šlangos reikės aną filtrą dėt, nežinau, nes manus tai mažesnis filtras, tik šlanga kampu. Aišku, šitas didesnis gal geriau, nežinau. Tas pats, man atrodo, vis tiek kiek oro reikia, tiek įsiurbė, įtraukia. Čia tas, kur pirmai neparodžiau, filtras, kuris jau netiko. Ir jau buvo šita šlanga, jisai dėl to netilpo, nes ir to pat pločio kaip šitas. Tai dabar nuo to šlangą uždėjau ant šito. Ir dabar turėtų eit, nes daug trumpesnis turėtų tikt. Va, rytoj eisiu užsidėti. Jo, tiks, nes į baką tikrai nesilies, tai šitas jau tiks. O va šitą yra į va šito tą gumą įsideda taip, kad būtų mažesnis ant kitokio karbiuratoriaus. Nu, tai va kita diena. Šitas oro filtras. Tai va bandysim dabar jį uždėti. Ir jis, tai aišku, telpa. Kaip čia geriau nufilmuot. O, bala. Kažkur čia ne... A, per čia nepraeina. Ne, praeiščiau gerai viskas. O. Neliečia. Nedaug trūksta, bet nieko. Dabar reikia uždėti. O parodysiu, čia yra komotas ant čia, nes čia ant šito buvo trumpa šlanga. O va šitas komotas yra nuo šito šlangos, nuo filtro. Aš nežinau, ar man jį nuimti ar palikti, čia nėra skirtumo. Vis tiek nenukris. Galiu jį nuimti, bet gal paliksiu šį dabar. Tai nenukris, tai jeigu būna, man jisai ten nemaišo. Na ir per kur neina. Viskas viskas gerai. Šlanga per maža. Ja, bet čia turėtų užsidėti. Tai va sunkiai uždėjau. O nuėmęs filtrą ant to, bandžiau gumą uždėti, paskui uždėjau gumą. Kaip jau buvo ant čia, bandžiau uždėti filtrą ant tos gumos, tai nepavyko. Apsivarė visa guma, paskui vėl nuėmiau. Čia nieko gal, dabar vos uždėjau, bet užsidėjo jo. Tai nauja guma, tai nepranaudota. Tai va dabar užveržti reikia. Žiūrėjau, tepalo trūksta. Na, anksčiau žiūrėjau, bet tada dabar neseniai po kūrimo, dabar pažiūrėjau, tai jo trūksta. Ties užpilti. Bus gerai čia. Gal komatą reikėjo nadėti, nes platesnis. Tai va dabar baigiu montuoti video. Kaip visada pabaigos nenufilmavau, nes pamiršau. Montuoju video. Ir žvaigždė keturračio. Grandinė keturračio, kur ant ašies eina. Seniai aš jau ją čia turiu. Yra dar maža prie variklio žvaigždė ir lenciūgas danavas. Kažkada gal paskeisiu, nes buvo nutrūkęs lenciūgas. Tai va.